Sveiki, mėly žiūrovai. Na kągi, saulėtas geras oras. Atėjo laikas ir šitai gražuoliai trešniai būti apginėtai. Tai yra tiksliau, padirbėsim su jos žaliaisiais ungliais. Matote, kad unglių gana daug, ypač viršūnėje, gana galingi yra. Iš čia gal nesimato, bet po kokių 60 ir daugiau centimetrų yra. Tai aš paprastai palieku lyderį 40. O kitus patrumpinu šoninius ant sekatoriaus, jau kaulavaisim stoj, pereisim prie kitų unglių ir aš detaliai paaiškinsiu. Štai, pažiūrėkime šitos šakelės ir šitų unglių pavyzdžių, ką mes dabar darysim. Štai žiūrėkit, kaip šakojasi trešniai. Dažniausiai prie galo, žiūrėkit, yra unglis, pernykštis, jis žiūrėkit, koks ilgas buvo pernai, ne, juokauju. Čia yra už pernykštis buvo 15 cm, nes buvo šlapia ir šalta, tikrai nelabai paauga. Bet jis vis tiek išsišakojo, nors teorija sako, kad trumpinės iššakoja, bet nepaisant to. Ir matot, šakojasi per vidurį, niekur nėra išsišakojimo, o išsišakoja tik tai pats viršus jo. Tai dėl to mano tikslas neleisti lyderiui, šitam, kuris atsako už augimą, pabėgti labai toli. Aš jį stengiuosi laikyti 40 cm ilgio, dėl to, kad jis šakojasi. Teorija sako, kad ūgliai, kurie yra 40 cm daugiau, jie šakojasi į šonus. Kurie yra 30 cm ir trumpesni, jie nesišakoja. Jie yra tiesiog tiesus, jie dera, viskas yra gerai, jie dera, bet jie nesišakoja. Nors, kaip matom, čia 15 buvo ir jisai išsišakoja. Matyt, taisyklė nėra visai absoliuti. Tai štai kaip aš genėsiu. Dabar žiūrėkit. Kaip pirmiausia reikia išsiaiškinti, kaip dera trešnė. Trešnė dera taip. Štai žiūrėkit. Šiais metais užaugo unglis. Kitais metais, va čia prie pagrindo dėrės. Kiekvienas žalias unglis, kuris šiais metais žalias, kitais metais jis jau nebus žalias, jis čia prie pagrindo dėrės, bet tik vieną sezoną. Tai yra tik kitais metais. Paskui jau dar kitais čia nieko nebus. Bet dar kitais bus štai čia. Susikraus štai tokie vaisiniai pumpurėliai. Mat, jie yra kombinuoti. Šonuose yra vaisiai, per vidurį yra vegetacinis. Tai yra iš čia šaus unglis į mus. Mat, jeigu reikės, jisai iš čia šaus. Tai va, tai paskui likusius metus, maždaug, kaip sakyt, 3-5 metus jau ant šitų va tokių kombinuotų vaisinių šakelių jau paskui dėrės trešnė. Tai štai, tai kaip ir sakiau, aš čia paliksiu 40 cm. Tai yra 2 sekatoriai. 1, 2 sekatoriai. Prikirpam. Viskas 40 cm, čia biškai daugiau palikau, pavasarį dar pataisysiu. O šoninius darom po 20, na, čia nereikia, beje, čia jau yra galinis pumpuras, tai jis toliau jau nebeaugs. Šitas, nu, galima gal pritrumpinti. Galima pritrumpinti. Tai va, tai kaip sakiau, čia jisai padėrės, čia sukraus keletą vaisinių šakelių ir toliau tikriausiai iš šito jis toliau augs. Ir vėl kitais metais mes jį galėsim prikirpti 20 cm, kad labai čia nesišakotų į šonus ir kad neužtankėtų. O kai šitie ūgliai jau pasidarys, tai yra šakos, jos bus labai ilgas, reikės jas gražinti. Jinai dabar jau eina į praėjimą, ją reikės gražinti po kažkiek tai metų. Tai ką padarysim iki išsišakojimo. Kirpsim arba čia. Reiškia, dažniausiai tiesiog taip yra daroma. Jeigu jau nėra to išsišakojimo, tai galima kirpti prie kažkokį iš pumpurų. Nes, kaip sakiau, čia vidurinis yra vegetacinis ir iš jo turėtų šauti ūglis. Štai kaip čia galit pasižiūrėti. Irgi buvo vaisinė šakelė, šonai va čia vaisiai, o šovė iš vidurio ūglis. Tai buvo taip. Atsiprašau, kad kartojuosi, bet svarbu suprasti. Buvo taip ir vidurinis šovė ūglis į mus. Tai aš galėsiu kitais metais, pavyzdžiui, taip pritrumpinti, arba dar kitais jau žiūrėsim pagal situaciją. Tai dabar taip, šitą padarėm, lyderį darom 40, šonus paliekam, jeigu yra galinis pumpuras ir nestoras ungliukas, paliekam maždaug sekatoriaus arba 30 cm ilgio, kad nesišakotų. Šitas nesišakos, pritrumpinau. Tie, kurie auga žemyn, irgi reikia žiūrėti. Jeigu jis yra silpnas, kaip šitas jums nesimato per lapus, jeigu silpnas, jo neliečiam, jis dėrės štai čia, kitais metais gal ir čia dėrės, o ilgesnį tai aš pritrumpinsiu. Nuimsiu nuo jo derlių, va čia jisai, kaip sakiau, prie pagrindų dėrės kitais metais, o paskui dar kitais aš jį pašalinsiu, kad čia ją pačia neaugtų, nes labai užtankina tokie ūgliai. Šitą apatinė šaka, ne taip aktualu, bet vidury lajos, kai yra tokie augantis žemyn, jie užtankina be reikalo. Tai va, tai trumpai prikirpam ant sekatoriaus, padėra ir dar kitais metais nuskinam. Tai yra nukirpam.
štai dar be kirpdamas, taip sakant, žalius ūglius, stebėjau, kad čia viršūnė labai, jinai tokia labai galinga. Na, šitas ūgliukas aš jį paliksiu kaip būsimą viršūnę, o tas yra galingesnis, aš jį iškirpsiu, šoninius pritrumpinsiu. Na, štai parodau iš arti, kaip nukirpau. Kerpu su nedideliu tokiu koteliu. Dėl ko? Dėl to, kad jis atlieka apsauginę funkciją. Čia garuoja drėgmė, čia džiūna, čia žuvo audiniai šitoje vietoje. Tam, kad nepersidengtų maitinimas šitam ūgliui, tai aš palieku tokį kotelį. Jisai išdžius, štai kaip tai atsitiko, štai čia. Štai, palaukit, va, štai kaip čia. Ir jį kitą pavasarį reikės taip pataisyti. Nepataikiau. Taip, jį reikės pataisyti, nes jisai neužsitrauks šiaip. Vat, jį reikia pataisyti. Taip, tai jis irgi va taip išdžius, pasikartosiu. Ir kitą pavasarį pataisom štai čia. Beje, nepasakiau, jeigu ūglis auga, ne į apačią, bet į viršų, taip sakant, priešingą kryptim, tai irgi nebūtina jo šalinti, ne? Visi žinom tą tokią paplitusią taisyklę, kas į viršų, tas viskas šalinama. Ne, nebūtinai. Jeigu tai yra negalingas ūglis, kaip čia, galima prikirpti ant sekatoriaus ir palikti trumpai, tada nuo pagrindo nurinksit kitais metais derlių ir tada jau galėsit pašalinti. Prie to pačio dar norėjau parodyti, yra tokia ypatybė, būdinga iš tikrųjų, kiek žinau, visiems ūgliams, kalbam dabar aišku apie vaismedžius, bet jaučiu kitiem augalam irgi, tai lapuočiams. Esmė yra tokia, kad va, šitas ūglis, jis yra kažkur, aš pamatavau, 3,5 sekatoriaus. Na, šitas žirklis kaip sekatorius, man 20 cm yra. Tai čia 3,5, tai 70 cm, šitas labai trumpukas. Jis yra va, 2,40. Tai ant tokių ūglių, kurie pasižymi stipriu augimu, atstumai tarp pumpurų yra didesni negu ant tokių. Apkarpiau lapus, va, nežinau, kiek čia matosi. Gal va, čia vat, vietomis gal akivaizdžiai matosi, taip, visur, ne visur gal taip akivaizdu, bet matote, ne, kiek va čia, koks yra čia. Vat, tai šiaip tokia įdomybė. Na, štai, prikarpiau truputį, prikarpyta truputį, va, matot, reiškias, va, beje, teko pereiti per žirklučinas, pasirodo, gal reikia paveržti sekatorium, bet spėjau, paėmiau žirklutes, labai gerai tvarkosi. Tai va, paėmiau vieną viršūnę, liko, aplink ją trumpai. Kita lyderis, liko aplink jį trumpai. Atrodo dar per tankiai, truputį paretinau, iškirpau ten kai kurias ir sumedėjusias šakas. Bet dar čia truputį tankoka, bet tegu žiemai kaupia cukrų, kad atsprogtų pavasarį, kad nesušaltų. O pavasarį aš jau žiūrėsiu, kas čia kaip ir truputį dar paformuosiu, nes noriu jį truputį dar pakoreguoti, nors jau yra pakankamai geros formos. Tai daug čia nelendu, bet dar truputį korekcijų esu numatęs. Taigi, gero jums sezono, arba to, kas iš jo lieka, gerų jums orų, kas turi derliaus, gero jums derliaus, presinumeruokit, komentuokit, dalinkitės, iki kitų kartų.